Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Regimantai, pralaimėjimas, jūsų komentaras per rungtynes. Nieko čia nepasakysiu, aš kažko labai pozityvaus ar kažkokių pasiteisinimų. Blogai, kad pralaimėjom, aišku. Tikslas nebuvo čia laimėti prieš Arizoną ar prieš tos pačius Estus, bet vis tiek negerai. Aišku, tos nuotaikos tokios, kad pralaimim vis kartojas tas pačios daugiau mažiau klaidos ir turim kažką keist, bet vėlgi, tragedijos nedarom, kas svarbiausia yra turkus dabar iš išvykoje ir ruoštis jiems. Tai kaip ir patys mato, turbūt suprantat, kad ir tie deriniai ir viskas nėra taip jau kaip, sakykime, kaip prieš turkus turėtų būti. Tai tiek. Kaip patyrusiam krepšininkui, ar kerta pralaimėjimas toks studentams? Nekerta, dėl to, kad studentai atvažiavo čia, žaidžia daug varžybų, jie ruošiasi tiesiog žaisti varžybas prieš juos, jiems žymiai didesnė motyvacija. Vėlgi sakau, nenoriu ieškoti kažkokių pasiteisinimų, bet jie ir šviežesni ir viską. Mes ruošiamės turkams, vėl, kaip ir treneris Kurtinaitis sako, ir visi kalba, kad čia mums visi tragiškai atrodom, bet faktas, kad nenorim patys nusimest nuo savęs tiek žaidėjai, manau, kad galėtumėm geriau ir turėtumėm geriau atrodyti, bet vis tiek žaidėm su tokia mišria sudėtim šiandien, kas irgi tikrai nėra, kad labai lengva. Žaidė žaidėjai, kurie nežaidė prieš Estus, tai vėl turit pagalvoti, kas aš žaidžiau paskutinės varžybas gegužės mėnesį, tas pats Donatas, kada žaidė paskutinės varžybas, šitoks vis tiek to ritmo ieško visi, bet nerandam patys savęs. Tai labai tikimės, kad čia viskas, dar turim savaitę laiko, turim pasiruošti. Kaip galėtumėte išsiplėsti apie tą nestandartinę sudėtį? Ar buvo kažkoks pasiruošimas šitam mačui, kaip atrodė tas braižas? Nežinau, aš čia net ką jums pasakyti, tokia situacija ir viskas, ką aš žaidžiu, man pasakė žaisti, aš žaidžiu. Čia vėlgi užsidedi Lietuvos maikutę ir dabar man čia pradėt bumbėti, kad aš nenoriu ar kažkas. Nežinau, man pasakė, kad reikia, aš nesu federacijoje, aš nesu treneris, aš nežinau šitų dalykų ir aš einu ir žaidžiu. Man svarbiausia, man vis tiek yra garbė, kad ir kaip bebūtų žaisti už tą Lietuvą. Norėtųsi, kad būtų tie rezultatai, kad ir dabar draugiškose varžybose geresni, bet aš sakau, yra kaip yra. Kur yra tos bėdos? Paminėjote tragišką žaidimą. Nesakiau, kad tragiškas. Yra tam tikros klaidos, yra kur taisytini dalykai. Vėl sakau, žiūrėk, tiek jaunimas išleido, tiek šiandien Justas Furmanavičius žaidžia 4 pozicijoje, jam irgi sudėtinga. Mindaugas Kačinas žaidžia 5 pozicijoje, vėl tie deriniai sunkiau suprantami. Jie nežaidžiam visą sezoną, kad tos daugiau mažiau visas pozicijas žinotum. Yra išsimušimai tų iš ritmų. Jie žaidžia didelio sudėtim, didelių kūnai, kad jie studentai, bet jie visai kitaip ir ruošiasi šitom varžybom ir viskas. Jų tikslas buvo laimėti. Mūsų tikslas galų gale yra ne šitas, kad laimėti prieš Arizoną. Mūsų tikslas yra patekti tą ritmą žaidybinį, kurį turėtumėm parodyti prieš turkus. Teko pasistumdyti su Jaruševičium, su Krivu. Kokį įspūdį paliko abu žaidėjai? Šaunuoliai, Krivas tai šis didelis žmogus, tikrai manau, kad ateityje bus vienas pagrindinių Lietuvos rinktinės žaidėjų. Nežinau net ką pasakyti, ir juda, ir mobilus, ir pataikė tritaškį viską, ir išplės gali. Jaruševičius taip pat irgi stiprus vyras, viskas tvarkoja, nežinau, dirba šaunuoliai. Tai tik džiaugsmas, kad gerai žaidžia, jie abudu tokiam universitete. Vis tiek mūsų Lietuvą garsina ir labai džiaugiamės, kad jie taip žaidžia. Labai skiriasi žaidimas Amerikos komandos nuo europinių komandų. Kokie pagrindiniai skirtumai, jo? Jo, aišku, skiriasi, jų žaidimas paremtas individualiom stiprybėm, žaidžia vienas ant vieno daug. Skiriasi, bet čia esam vis tiek ne vaikai ir žinom tą krepšinį, žinojom, kaip žais daugiau mažiau, taip žiūrėjom tas varžybas tiek prieš rezervinę rinktinę, kaip žaidžia daugiau mažiau. Gal ir tas kažkiek ten užmigdė kažkurio žaidėjus, kas neturėtų tai būti, aišku, kad jie ten nei pataikė ir turbūt po skrydžio buvo pavargę, gal nežinau. Sakau, nenorim ieškoti pasiteisinimų, norim visą laiką laimėti, tikrai negalvokit, kad mes čia ateinam ir mums čia kažkokias neįdomu kažkas, norim laimėti visą laiką. Pagrindinė idėja šito mačo turbūt buvo vis tiek pajaust žaidimą daugeliui pagrindinės rinktinės žaidėjų. Kaip ir sakau, matėt patys, kad prieš Estus žaidė daugiau kiti, dabar kas negavo tų minučių žaidė čia daugiau. Treneris irgi nori, kadangi turim žaistas varžybas, tai kaip ir turim išnaudoti pasigavimo to ritmo, pajutimą vienas kito, kažkiek susikalbėjimo, kas irgi nestandartinės situacijos, tu daugiau turi kalbėti, komunikuoti. Viskas, manau, tik tai nauda. Kaip dabar atrodys pasiruošimas rytojaus rungtynėm, kaip emociškai nusiteikti? Nėra jokių emocinių nusiteikimų, eisim rytoj rungtynės vėl taip pat, eisim kautis laimėti, ruoštis turkams. Mičiganas, Arizona, nesvarbu, mes ruošiamės turkams. Manau, kad patys labai gerai suprantat, kad čia nebuvo mūsų tikslas laimėti prieš šitas dvi komandas ar ir trečias ir Estus, kas vėl grįžtų į tai, kad jo, būtų smagu ir turėjom ir norim laimėti, bet nedarom iš to kažkokios labai didelės tragedijos, nes pagrindinis tikslas yra turkai. Šiuo metu turkai, o to žiūrėsim Bosnius ir jeigu viskas susidėlios gerai, tada galėsim kalbėti, ar čia buvo kažkas blogo tuose 3 varžybose ar ne.
Kaip vertinat iš rezervinės funkcijos prisijungusių krepšininkų? Labai sunku vertinti dėl to, kad vėlgi jie čia prisijungia, mes prie jų prisijungiam, jie prie mūsų, toks, kur turi vis tiek pažinti bent porą treniruočių, norėtųsi turėti, kad žinotum, ką daro žaidėjai, jo kažkiek žinom juos, patys žaidėm prieš juos, toks, norėtųsi daugiau to susižaidimo, jiem irgi sunku, jie atėjo, tos derinius visiškai naujus gavo treneris Kurtinaitis, vis tiek vyriausias treneris šiandien buvo, tai viskas vėl kitaip jiem. Tai nežinau, irgi viskas gerai. Manau, kad tokie dalykai, kaip čia dabar kažkas sakė, kad ta rezervinė rinktinė nereikalinga, aš manau, kad net ir jiem žaidžiant tas varžybas be kažkokių čempionato ar kažko yra irgi garbė, jie jaučiasi svarbus, jie yra kažkiek arčiau tas rinktinės, turi pasiruošimą vasarai su aukščiausio lygio sąlygomis, tai nemanau, kad čia kažkas blogai su to. Pats kapitonas šios komandos, kaip sekėsi su šitom pareigoms tvarkyti? Nieko, ne pirmą kartą kapitonas, bet tai trumpam, vis tiek Gytis yra kapitonas pagrindinis. Kadangi Gyčia nebuvo, išrinko mane, ne pirmas kartas būti kapitonu, tai viskas gerai, visus pažįstu daugiau mažiau, nemanau, kad čia kažkokia labai didelis dalykas yra, jau vis tiek esam visi suaugę vyrai ir turim žinoti tam tikrus dalykus patys. Nemanau, kad čia kažkam reikia eiti ir bandyti pirštu, ką daryti, kaip daryti. Tai visi supratingi žmonės. Tas pavienės skanduotės gėda girdėt ar ne? Ką manote apie jas? Girdėjau. Tai ką aš galiu pasakyti? Skanduoja. Čia mes nekontroliuojam tokių dalykų, bet gėda, negėda. Tegu skanduoja. Žmonės, jeigu jiem atrodo tai teisinga, tai gerai. Čia mes atvažiuojam, nežinau, aš kalbėsiu už save, aš atvažiuoju, mane pakvietė, aš jaučiu kažkokią atsakomybę tiek prieš save, tiek prieš Lietuvą. Man vis dėlto garbė yra užsidėtas marškinėlius. Ar gaunas ar nesigauna, čia žinai. Fanai yra tam, kad jie reaguotų kaip jie nori, kaip jie jaučia. Gėda tai gėda, atsiprašom. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.